Sveiki, šiandien pristatysiu savo pasiekimų sistemą ir kartu tą sistemą aprodant bus parodyta ir vėliavėlių sistemos toks vitrina, mažytė. Tai va, pradėkime nuo pasiekimų lango, einame vartotojo valdymo panelį, spaudžiame pasiekimus ir mums išmeta tokį langą. Pasiekimai rodo, kiek esi įvykdęs. Čia kol kas pasidaręs aš tik 12. Štai matote pasiekimus puslapį. Matosi, kad mygtukai neįvykdyta. Nu ir tarkim dabar įvykdysime milijonierius ir patirtis. Turiu komandą savo money. Matome prie viso hudo metą plus milijonas. Ir pasiekimas apačioje buvo milijonierius. Ir patirtis. Milijonieriui tai reikia $1 000 000, patirčiai reikia 2000. Dabar vėl einame į pasiekimus. Štai matome, kai įvykdėme atsirakiname 2 pasiekimus, mums išmeta žalią mygtuką su užrašu atlygis. Kai tik paspaudžiame atlygis, mums išmeta, kad pasiekimą tą įvykdėme. Toks neutralus mygtukas pasidaro. Tekstas įvykdyta. Ir pasiekimai, kaip matote, 1 iš 12. Ir patirtis įvykdoma. Štai matome atlygį. Pasiekimai. Tai va. Dabar vykdysime pirmasis darbas. Įsidarbinsime į ginklų ir narkotikų gamintojus. Nes reikės dar atsirakinti pasiekimą ginklų. Tai reikia pirkti iš dilerio ginklų. Tai aš jei nepagaminsiu, tai dileris neturės ginklų ir neturėsiu ką nusipirkti. Tai va, įsidarbinau. Štai matome pasiekimas vėl atrakintas, pirmasis darbas. Vartoto valandų. Pasiekimas štai, pirmasis darbas. Atrakinta. Atlygis. Spaudžiame. Gauname atlygį. Pasiekimas įvykdytas. Einam dabar truputį labai reikia pasigaminti ginklą, bet kokį reikia. O čia dileriai, kad kažką galima būtų nusipirkti. Jeigu nenusipirksime, įvykdysim pasiekimo ginklai. Štai pasigaminame. Tai va, dabar įvykdysime pasiekimą ginklą. Reikia kažką nusipirkti pas dilerį iš ginklų. O aš tik pasigaminau AK-47 100 kulkų. Tai nusipirksiu. Štai, pasiekimas atrakintas ginklus. Pažiūrime, ar sistema nemeluoja. Nemeluoja. Štai atrakinta. Spaudžiame, 4 pasiekimas įvykdyti. Dabar įvykdysime pasiekimą ieškotojas. Ieškotojas tai yra surasti 5 serverio vėliavėlės. Na, aš tokią mažą sistemą sukūriau. Kaip tik dabar matau vieną. Su komanda Flags gali pamatyti visas serverio vėliavėlės. Nu, čia irgi tik 11 pasidariau, labai mažai. Iš viso bus vienoj serijoje. Štai prašome Flag ir rado, iš kiek radom. Ir radote vėliavėlę tekstą. Serveryje bus jau gal kokias 25 vienas serija, bet jos atsinaujins, naujos atsiras tik po 12 valandų. Tai va jau, žinau, vieną radom. Reikia dar 4, reikia iš viso 5. Man atrodo, čia ant stalo. O, dar viena papildoma. Noriu dar 2. Kur čia vyrai? Manau, žinau.
Tai dabar nuvažiuosiu, susirinksiu visas vėliavėlės ir kai liks paskutinė, būsiu prie jas, sustabdysiu video. Dabar aš jį tiesiog prasuku. Anthem ever heard. Now sing together. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds. Radome paskutinę vėliavėlę mano pasiekimui, tai yra 5. Nu čia jinai truputį užsibaginu, sutvarkysiu, sulindus į piramidę. Tai va, rašome flag, radome 5 ir gauname ieškotojo pasiekimą. Nu, atsirakiname. Žiūrime pasiekimuose. Ieškotojas, taip atsirakinam. Kol kas turim 4. Spaudžiame atlygis, 5. Tai va, dabar gamintojas tai berods reikia pagaminti inventoriuje kažką. Tai pagaminsim pasieką, tarkim. Spaudžiam gaminti. Štai, pasiekimas atrankytas gamintojas ir naujas daiktas inventoriuje pasieką. Štai. Einame vėl į gamintojas. Lygis. Spaudžiam 6 ir 12. Tai tiesiog tokia yra sistema. Nu, gal įdomi. Lengviau valdyti viską. Nu, ir tiesiog gražesnė. Tai va, dėkui už dėmesį. Iki kito karto.